Sveiki. Šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie tai, kaip turint didelės apimties PDF dokumentą reikia jį įskaidyti dalimis ir įsisaugoti tas atskiras dalis atskiruose failuose. Tam galime panaudoti internetinę platformą I Love PDF. Aš ją esu jau atvėręs ir, kaip matote, vaizdas yra toks, čia daug įvairiausių pasirinkimų, ką mes galime daryti su tais PDF failais. Tai būtent tam veiksmui, kurį aš kalbėjau, kad įskaidyti į atskiras dalis didelį PDF dokumentą, mes pasirenkame komandą split PDF. Pasirenkus šią komandą, toliau prašo pažymėti tą didelės apimties PDF failą. Na ir aš turiu įsisaugojęs iš tiesų didelį 274 puslapius turinti leidinį ir tai yra Gedimino Vitkaus paruoštas apie Europos mozaiką, 28 ES valstybės, tiesa dabar yra mažiau, bet vis tiek mes šį dokumentą dabar naudojame ne kitoms pamokoms, bet būtent kaip iš šio dokumento įsitraukti atskirus jo puslapius ir įsisaugoti kaip atskirus failus. Pirmiausiai, mes turėtume peržiūrėti tą dokumentą, sakykime, naršyklėje ir pasižiūrėti, o kokių puslapių mums reikėtų. Tai aš būtent žinau, kad, sakykime, aš norėčiau informacijos apie Lietuvą pirmiausiai. Tai 187 puslapis, iš tikrųjų dar reikėtų peržiūrėti, ar tikrai 187 puslapį prasideda apie Lietuvą. Na ir, kaip matome, 187 puslapį tikrai dar nėra prasidėję apie Lietuvą. Lietuva prasideda nuo 188 puslapio, 9 netgi puslapio, tai būtent ir apie Lietuvą yra kalbama iki dar čia Lietuva ir čia pasižiūrėti galime 196 puslapio. Tai dabar mes ir pažymėsime tuos puslapius nuo 189 iki 196, kad turėtume būtent informaciją tik apie Lietuvą iš to 270 su virš puslapių dokumento. Grįžtu atgal į internetinę puslapę, į I Love PDF platformą ir šioje vietoje nurodau puslapius tuos, kuriuos aš noriu ištraukti iš to dokumento. Tai būtent 189, tai yra pirmas puslapis apie Lietuvą ir paskutinis puslapis apie Lietuvą yra 196. Būtent šitų puslapių man reikia. Na ir kadangi daugiau nieko nenoriu, tik noriu informacijos apie Lietuvą, aš pasirenku split PDF. Ir viskas, tie puslapiai jau suformuoti kaip atskiras dokumentas ir siūloma jį atsisiųsti kaip failą. Siūloma atsisiųsti į tą patį aplanką, kuriame ir buvo dokumentas didysis, įrašau ir atveriu tą atsisiųstą dokumentą. Atkreipkite dėmesį, kad puslapių jau dokumente yra tik 8 ir žiūrėkite, tai yra apie Lietuvą tie puslapiai ir viskas būtent tik apie Lietuvą. Tai tokiu būdu ištraukėme mes visus puslapius, kurie yra nuo iki nurodyto puslapio. Dabar kartais būna tokių atvejų, kad mes norime ištraukti ir daugiau atskirų dalių iš to dokumento. Vėl renkame split PDF, select PDF file, vėl pažymime tą patį didįjį failą. Aš padidinsiu, kad tikrai yra pirmasis šitas. Na ir atidaryti. Tai dabar šiuo atveju aš jau norėčiau ištraukti dar apie Latviją ir Estiją bei apie Lenkiją, dar atskirus dokumentus. Tai vėlgi turiu žinoti, kuriame puslapyje prasideda informacija apie Lenkiją. Aš jau buvau pasižiūrėjęs, tai yra 168. Nors lyg tai rodo negerai, tai gal tik tais Latviją paimsiu ir Estiją, kad nesuklyščiau. 197, taip Latvija ir Latvija baigėsi 202. Na ir pridedu dar vieną
puslapių intervalą, tai būtent bus nuo 203, kur jau prasideda Estija, ir pasibaigs informacija apie Estiją 208 puslapyje. Viskas. Vėlgi puslapių intervalai atskiri pažymėti, aš spaudžiu split PDF, na ir tokiu būdu vėl man pasiūlo atsisiųsti dokumentą. Aš jį atsisiunčiu ir kadangi buvo du atskiri puslapių intervalai, yra suformuoti du dokumentai PDF formatu ir kad būtų lengviau atsiųsti, jie buvo supakuoti ir siūloma atsisiųsti zip formatu. Išsaugom mes jį ir tą zip formato archyvą mes jį išarchyvuojam. Tiesiog ekstraktu, nieko nekeičiam, gerai. Ir dabar šitą laukelį uždarome, o mes einame į tą katalogą, kuriame buvo padėtas didysis PDF failas ir matome, kad yra išskaidyti du atskiri dokumentai. Nuo 197 puslapio apie Latviją yra, tai vat būtent yra apie Latviją, ir jeigu aš paimčiau dar kitąjį dokumentą, tai yra apie Estiją. Vat ir turime apie visas Baltijos šalis 3 atskirus dokumentus ir tokiu būdu mes įskaidėme iš to didelio dokumento, ištraukėme tik atskirus puslapius. Tai tiek trumpai.